Sveikučiai, sveikučiai, naujam vlogė. Tikiuosi visi sveiki. Aš sveika. Kad tik neprisikalbėčiau. Žodžiu, jaučiuosi tikrai gerai. Tai va, kad taip gerai jaučiuosi, galvoju, nuvažiuosiu. 100 metų nebuvau. Į Labdarkę telšiuosi. Nu jo, mes dar telšiuosi. Noriu nuvažiuoti iki Gausos ir iki Humanos. Nu ten jos yra šalia viena kitos. Tikiuosi, kad dar yra. Nes paskutinį kartą, kai buvau, tai buvo prieš 7 metus, man atrodo. Nu senokai, prieš išvykstant į Daniją. Gal nebėra jau ten jų. Bet ten, žinokit, tokio dydžio parduotuvės yra. Bent jau Gausa, man atrodo. Ten tiesiog gariūnų dydžio. Nu, gerai, ne gariūnų dydžio. Nu, bet žodžiu, tikrai didelį. Palyginus, kur aš buvau Vilniui, nu, ten tokios skylutės. Kambariuko dydžio, tos vadinamos Labdarkės. Nu, tai ten įeini tiesiog, net vietos nėra kur apsisukti ir nėra ko ten žiūrėti. Nu, kiek aš buvau ten Vilniuje, gal 4 kokiose. Ir visos, sakau, tokios mažos skylutės. Tai jau važiuojam, pasižiūrėsim, gal kažką gero pavyks nupirkti. Labdarkės aplankytos, įsigyta šiek tiek prekių, visos toj pačioj vietoj, o gal susimainiusi šiek tiek vietom, nes viena kažkokia nauja atsirado, tai... Bet jo, tikrai yra ko veikti, tikrai yra daug visokiausių rūbų, netgi jau namų apyvokos visokiausių, nu žodžiu, nuo A iki Z. Tai jo, šiek tiek paėmiau tajui, ne, gal labiau šiek tiek savo ir daugiau tajui, bet viską parodysiu namuose. Nu ką, pasižiūrim, ką čia pavyko man vakar Labdarkai prigauti. Nebeparodžiau nieko vakar, nes vėlai grįžau ir galvoju, dienos šviesoje geriau parodysiu. Tai visų pirma, nežinau, aš nesu mėgėja tokių leopardinių tų vadinamų raštų, bet kažkaip man visai, nežinau, gal ir gražiai pasirodė ant mane šitą suknelę. Čia yra iš Primarko ir visiškai nauja, kadangi yra su etikete. Tai jinai kainavo šiaip 15 eurų. Nu ką žinau, kaip Labdarkai. Nu gerai, naujas daiktas, gal ir viskas ok. Ir jinai tokia yra platesnė, laisvesnė, bet ką aš galvojau daryti su ja, čia rankovės yra su guma. Tai aišku, ją galima nešioti taip tiesiog, jinai tokia vat laisva, krentanti, bet aš dar nusipirkau diržiuką. Gaila, neradau juodos spalvos diržo ir nusipirkau rudos spalvos. Aš neturiu nei vieno diržo, visiškai nei vieno diržo, nes nesu diržų mėgėja. Tai va toks diržiukas, jisai kainavo 3 eurų, čia su tokiu šiek tiek kažkokiu raštu. Ir šiaip visai gražiai atrodo vat, tą suknelę užsidėjus ir persijuosiu su dirželiu. Tiesiog jinai gaunasi toks laisvas kritimas. Tai vat, toks tiesiog derinukas. Po to tajui nupirkau tokius batukus pavasariui rudeniui. Čia yra iš Clarks. Tokie faini batukai, visai mažai, matau mažai dėvėti. Ir tokie kaip verstos odos. Man patinka, kad yra užtrauktukai, patogiau užsidėti. Aišku, tie šnireliai tik taip, dėl vaizdo, bet vis tiek jie prideda patogiau yra užsidėti, kai daugiau galima atverti va šitą vietą. Tai jau 22,5 dydis, šiek tiek didesni, nu, bet manau, kad dar tiks rudeniui. Ir čia žiūrint bakteriniai tie padukai, tai tik akmenukus reikia išsirankoti iš atpadžio. Bet jie kainavo tik 5 eurai, tai labai faini, visiškai be jokių defektų.
Žodžiu, kažkaip reiks juos išplaut. Ir va tokie faini batukai. Po to Tajui nupirkau tokį, nu jisai neturėjo tokio džinsinio švarkelio su va tom rankavytėm, kapišonas, nu tokie kur būna. Galvoju, pavasarį irgi bus toks madingas vyrutas. Ir jisai kainavo 2,50 €, irgi iš tos vikingus. O čia firma, kokia Rebel. Iš Primarko. Tiesiog iš Primarko. Nematau aš jo, bet čia yra 2-3 metų, va toks laisvesnis, tiks ir kitiem, man atrodo, metam. Po to aš labai mėgstu, nežinau, gal kitiems gal atrodys, kad per didelis autajus tokiem kombiam, bet, žodžiu, va toks, nu, man labai cute jisai atrodo su tokiais kombiukais, kažkaip, nežinau, nu, toks kripu, ir čia yra H&M, nes aš turiu tamsiai rudos spalvos tokį, bet jau toks į mažąją pusę. Čia yra ant 9,8 ir jisai kainavo, man atrodo, euras, va toks, fainas, be jokių defektų, šviesus toks, žodžiu, fainas toks kombiukas. Irgi Tajui 2,50 € iš tos pačios Vikinga. Ir šį prekinis ženklas Marks & Spencer, čia angliškas. Tai va toks irgi džemperiukas, tai va toks su drakoniukais. Nu irgi be jokių defektų, toks, nežinau, fainas. Spalva tokia neutrali. Ir taip, ką aš dar savo nusipirkau, realiai savo niekur daug nenusipirkau. Tai dar pasėmiau va tokias tamprės, bet ir man atrodo žiauriai brangiai kainavo. 16 €. Prieš tai 20 € netgi kainavo. Jo, nes jos yra naujos visiškai iš Hoxton House, Londonas. Aš jas matavausi, pasėmiau, tiesiog abejoju, bet pasėmiau, kadangi iš timpas labai nešioju ir man kažkaip jos susidėjo, apsivelia, žiūriu, dabar irgi turiu tas iš Sinsėjaus, tai labai nuėjusios burbulais, atrodo medžiaga tokia faina, kad atrodo nesiburbuluos, bet vis tiek nusiburbuluoja. Tai pasėmiau šitas timpas vis tiek, nesakau, kaip ir aš jas naudoju, nedaug turiu. Bet abejoju vien dėl to, kad jas užsidėjus kažkaip labai keistai išryškėja, atrodo kiekvienas, nu, celiulito aš neturiu, bet kiekvienas tas toks, nu, kadangi pas manęs kojos kaulinės, tai visi tie kauliukai, viskas matas. Kažkaip nežinau, arba ta šviesa, kad taip krito įdomiai toje matavimuose kabinoje, bet dar vienas matavausi, tikrai būčiau pasiėmus, bet nesimenu, nes vien dėl to sakau, kažkaip labai viską permuša. Net nesupratau, kaip tai, gal tas apšvietimas taip įdomiai atrodė, bet sakau, gal kažkaip kitoj šviesoje jos kitaip atrodys, neišryškins to kiekvieno lašo lašiniuko, nors jo nėra, bet vis tiek kažkaip, sakau, man įdomiai per to šviesos paryškinu. Brangiai, man atrodo, kaip už timpas. Nežinau, man kažkaip brangiai. Neiškentėjau. Žodžiu, nusilaužiau tą nagą, nusilupau tą nagą realiai. Truputį pasigailėjau, nes belė koks buvo skausmas. Jautrumas dabar jau šiek tiek yra praėjęs. Nu, aš čia prieš keletą dienų nusilupau tą nagą lūžusi. Iki pat gyvnagio ir kraujas bėgo, žodžiu. Nu, nes jau labai visur trukdė, kliuvo ir, galvoju, lupsiu. Nu, tai nusilupau. Tai dabar galvoju, reikėtų kažkur susitvarkyti tos nagus. Net neįsivaizduoju, kas man tvarkys tokius baisius tos nagus kilusius. Gaila, kad neveikia Telšiuose tas Streetwelas, tokia programėlė, manau, daug kas naudoja ją, nes čia iš vis Telšiuose nedirbu su tokia programėlė. Tai reikia skambinėtis, ieškotis, žiūrėti, žodžiu, nežinau, gal kažkaip pavyks kažko susiderinti, nes, nors nagus susitvarkysiu, būdama čia, tikiuosi susitvarkysiu, nes daugiau čia niekur neveikia. Ir pastebėjau vieną dalyką, nesupratau iš kur, kažkaip atsirado tokių trumpų plaukų, kažkoks toks kuokštas trumpų plaukų. Per naktį tikrai negalėjo taip greit užaugti, bet ir taip nutrūkti. Čia ne vienas plaukas, čia nežinau, kokie 10 plaukų, va taip tokie mažiukai. Nežiūriu, tokia kažkokia banga susimetus, galvoju, iš kur ta banga čia pas manęs tokia. Ale žiūriu, va kažkoks. Grifka. Atsirado per naktį. Pagaminau šeiminai tos krabų mišrainis. Tik majonezą nedėjau. Kažkaip įsimaniau krabų mišrainis, galvoju, pagaminsiu. Tai va tokį bliūdą. O vakariniai galvoju darysiu, esu jau ne kartą dariusi ir Instagram'e yra tas receptas sušių tokie, nu kaip čia, sušiai, bet keksiukų formose. Bet aš nežinau, ar uošvė neturi keksiukų formą, jeigu ne, reikės daryti tokį kaip tortą. Ir čia tiesiog reikia tų kopūstų, čia jau lašišą sumarinavau.
Šitas ant viršaus dedasi, po to avokadas milžiniškas, kas dar, sezamo sėklos, žodžiu, bet labai skanus gaunasi tokie sušiai, bet tiesiog kitokios formos, tai jeigu dar nežinot to recepto, užsukit pas mane Instagramą, tikrai žinokit, nenusivilsit, jeigu pasigaminsit. Nekreipiam dėmesio į mano ševeliūrą, nes atėjusi tuo galvos. Norėjau pasakyti, kad vakar buvau šiek tiek šokiruota. Aš rodžiau, kad čia man iš kažkur kažkaip atsirado tokia grifka. Nu, toks kokštelis. Nu, dabar yra sklastimas į kitą pusę padarytas, tai nesimato. Aš suprantu, kad šitoje vietoje okei, nes dažnai liečiu plaukus, žodžiu, juos ten glostau, tampau. Gal kažkurioje jautrioje plauko vietoje tiesiog jis trūko ir atsirado ta mano grifka tokia kažkokia. Bet aš nesupratau, iš kur pas manęs atsirado. Na, aišku, dabar nėra, aišku. Žodžiu, vakar o toks, nu ne piršto storio, aišku, bet gal tokio kažkur, gal netgi storesnė sruoga, va tokio ilgio, šitoj vietoje. Tiesiog, kaip? Kaip įmanoma tokioje vietoje atsirastų tokiai sruogeliai, trumpai. Nesupratau, kaip man čia nukrito, pamečiau. Nu, žodžiu, neįsivaizduoju. Dabar, aišku, nerandu aš jos. Bet buvau šokiruota, žiūrėjau. Nu, čia ilga, bet va kažkur va tokio trumpumo. Tiesiog, aš nesupratau. Nu, jo, šiandien mėnuo yra, kaip nenaudoju savo priemonių, nenaudoju savo džiovintuvo Dysoną. Nu, bet čia irgi nesuskalbiamo miltelis plaunu galvą ir nesu kažkokiu ventiliatoriu džiovinu. Tai aš, žinokit, nesuprantu. Šiaip jaučiasi, kad šiek tiek yra suprastėjusi plaukų būklė, bet, sakykime, toj vietoj tokie visada kaip būtų supurkšti labai stipriai laku. Nu, žodžiu, negaliu taip padaryti, kad laisvai kristų, nes taip ir sustoja toj vietoj kažkur. Nu, atsako vidovi man su tais plaukais kažkaip. Šiandien važiuoju sutvarkyti nagų, radau kažkokią meistrą, tai tikiuosi sutvarkys. Išpasakojau visas savo bėdas, sakė, padarysim. Nu, žiūrėsim, ką padarys, kaip gausis. Bet jo, tai va tiek šitam vlogą, noriu atsisveikint. Ačiū, kad žiūrėjot šitą ir susitinkam kitame. Ate.